Tikrai? Vis dar rašai pajamas ir išlaidas į užrašų knygutę, o čekiukus laikai dėžutėje nuo batų? Taip, tai gali būti apskaita, bet tik jeigu viskas fiksuota chronologiškai, yra išsaugoti įrodymai ir viską moki parodyti VMI, kai jie paprašo. Tik problema ta, dažniausiai tie užrašai neatitinka reikalavimų, o tada mokesčių administratoriaus išskirtinis dėmesys tau ir bemiegės naktis, kai pasibeldžia su patikrinimu. Individuali veikla yra supaprastinta veiklos forma, nereikia debetų, kreditų, bet tvarka turi būti. Paprasta tvarka lygų ramybė ir daugiau pasitikėjimo savimi. Kiekvienam pirkėjui sąskaita faktūra. Pirkimo sąskaitoje turi būti tavo individualios veiklos pažymos numeris. Visa tai turi būti suregistruota pajamų išlaidų žurnale. Ir čia kalbu apie individualią veiklą. O jei esi MB savininkas, taupai ir nesamdai buhalterio, teks išmokti ne tik debetus ir kreditus, bet ir sudaryti balansą pelno nuostolio ataskaitą. Paskutiniu metu pas mane kažkaip apsilanko tokie klientai, kurie apskaitai neskiria dėmesio. Sąskaitos belenkur, kuro čekiukai panašu, kad šiukšliadėžė išrankioti. Jei ir tu taip darai, susijimk. Kad ir koks smulkus yra tavo verslas, vieną dieną tu gali tapti stambaus verslo savininku, o įgūdžiai neprižiūrėti verslo finansų taip ir išliks čekiukų lygmenį, ar ne? Ir užrašų knygelės lygmenį. Taigi, apskaitą reikia tvarkyti teisingai ir tvarkingai. Jei negebi to daryti pats, ateik pasikalbėti. Parodysiu, kaip tai yra daroma. Pelningo verslo.